Sveiki. Atvykau į labai gražų gatvinį kaimą, kuris yra Vilniaus regione, Elektrėnų savivaldybėje. Tas kaimas vadinasi Grabijolai. Tai gatvinis rėžinis kaimas Elektrėnų savivaldybėje į šiaurės rytus nuo Kazokiškių, kairiajame Neries krante. Tai tipiškas rėžinis 25 sodybų kaimas, kuriame išlikę nemaža senosios įdomios puošybos medinės architektūros statinių. Kitapus upės yra tokio pat vardo kaimas Vilniaus rajone. Kaimo padavimuose siejamas su dvarininku Grabeliu, nors matyt kilo iš lenkų hrabija, grafas reiškiasi. Kita vertus, Konstantinas Benediktas Stanislovas Tiškevičius manė, kad kaimo vardas kilęs nuo žodžio graibyti, liaudiškai kalbant, semti žuvį. Taigi, Grabijolai minimi 1795 metų parapijų revizijoje, kai Zapalinos Palivarkui priklausęs kaimas su 9 dūminiais sodybomis, kuriuose gyveno 41 vyras ir 29 moterys. Prieškario metais kaime buvo 29 sodybos. Na, o šiuo metu, kaip ir daugelį Lietuvoje, kaimai mažėja, dabar yra 24 sodybos, palyginus tikrai nemažai. Taip, o Baudžiavos laikais kaimas priklausė ant kalno stovėjusiam Zapalinos dvarui, kuris šiuo metu sunykęs kitapus upės iki Antrojo pasaulinio karo buvo Grabijolų dvaras, kurioje vietoje dabar išlikusi tik viena pakrantėje stovėjusi sodybėlė. Koks tavo vardas, katinė? Koks tas mūsas? Pažiūrėk į save. Pažiūrėk į save. O čia kitas katinas. Kokių draugų galima sutikti keturkojų. Taigi Velykos, būk draugas. Štai skulptūra, kokia įdomi. Kalvis. Amatininkams. Ir atkreipkite dėmesį prie tvorelių, kaip kaimynai gerai sugyvendavo anksčiau. Suoliukas. Ir anoj pusėj keliuko suoliukas. Na taip žmonės ir bendraudavo tarpusavyje. Nu, kaip gražiai padaryta. Lietaus vandeniu nubėgti. O dabar tvorą puošti. Ir rūpintojėlis. Lankydami Grabijolus netruksite pastebėti, kad šis kaimas nedidelis ir kompaktiškas, sodybos glaudžiai išsidėsčiusios palei vienintelę centre esančią kaimo gatvę. Tai 16 amžiaus karalienės Bonos inicijuotos Valakų reformos palikimas. Būtent tuomet įvairios paskirties laukai
žemkenčiams vasarojui pūdymui buvo pradėti dalinti siaurais rėžiais, prie jų galų į gatvę statant gyvenamosius namus. Už jų kitus ūkinius pastatus. Tokie gatviniai rėžiniai kaimai tarpukariu daug kur Lietuvoje buvo išskaidyti į vienkiemius. Todėl savo senąją struktūrą bei autentišką architektūrą išsaugoję grabijolai šiandien yra tokie vertingi. Iš dviejų pusių kaimą supa miškais apaugusios kalvos, o į grabijolus vedantis kelias ilgai vinguriavęs vaizdingais laukais, kaip ir tiesia šis apjungęs visas sodybas galiausiai netikėtai nutrūksta nukirstas Neries.